Šios nakties nuostoliai, kiek mes girdėjome iš Lietuvos oro uostų, tai yra apie 17 000, bet tai čia tik tai dalis tų nuostolių, turbūt reikėtų svarbiausia atsižvelgti, kokius nuostolius patiria pačios kompanijos avialinijų. Taip pat, aišku, turbūt ir nuostoliai didžiuliai yra patiems keleiviams. Tai, manau, tuos susumavus nuostolius ir kalbant turbūt ateityje apie kažkokius tai civilinius ieškinius ateityje tiem, kurie organizuoja tokius nusikaltimus, aš manau, būtų irgi gan svarus indėlis teisingumo link ir aš manau tikrai tie, kurie organizuoja tokias operacijas, turėtų kelis kart pagalvoti, kokios gali būti pasekmės. Mes paprastai modeliuojam šiek tiek pagal tuos atvaizdus, kuriuos matom radaruose. Atvaizdų buvo fiksuota šią naktį 90. Tai yra kelis kartus mažiau negu tai, kas buvo fiksuota antradienį, trečiadienį. Ir antradienio, trečiadienį mūsų skaičiavimas buvo kažkur apie 50 balionų. Tai turbūt jeigu tokią proporciją išvedus, turėjo turbūt irgi 3 kartus mažiau būti negu kad savaitės pradžioj. Aš manau, vis tiek mes turim sulaukti tarnybų įvertinimo ir aš kitos savaitės pradžioj manom, kad tokio įvertinimą turėsim. Bet kiek stebim tokią, sakykime taip, socialinę mediją, tiek žiniasklaidą režimo, tai